Siekia patekti į kitą Europos taurės etapą, tačiau ir siekia kuo aukštesnės vietos E grupėje. Mūsų vėliau tiesiog nebegali nieko padaryti ir padėti savo komandai. Ir pirmasis metimas, taiklus metimai. Ir būtų labai gerai, kol Partizan ekipa bando štai taip šiuose rungtynėse siautėti nesėkmingai, Lietuvos Rytui pabėgti į priekį. Lietuvos Ryto komandos lyderių perima kamuolį vilniečiai į priekį. Maikas Mauzeris, čia gali būti dėjimas į krepšį ir jis yra Maikas Mauzeris. Kavaliauskas, nugarai krepšį, drąsiai rungtyniauja Antanas Kavaliauskas, gana aiškius. Iš 6 krepšininkus galėtume išskirti Partizane. Gecevičius, ne iš 3, tačiau pirmajame kėlinyje to išlaikyti nepavyko. Gediminas Orelikas žaidžia, Pičius pataikė tik tai vieną tolimą metimą iš 5 gražos. Gecevičius perdavimas ant... Gecevičius, dar vienas perdavimas Antanui Kavaliauskui. Rungtynių kėlinyje, vėliau šiek tiek mažiau kontaktinio krepšinio žaidė abi komandos gynyboje. Juškevičiaus perdavimas Trevisui Lesliui Ščiodį. Tadas Juškevičius yra keičiamas, galbūt taip Virginijus Šeškus reaguoja tą nesėkmės taškų distanciją nuo varžovų. Tačiau mums nuo to tik tai geriau. Gediminas Orelikas, Valeikos užtvara sudėtingas. Oreliko metimas iš 3. Partizanas tritaškius meta ne per geriausiai ant Lietuvą ir žais atsakomąsias rungtynes su CSU Asesoft ekipa atstovėjo šitoje triukšmingoje arenoje, kurią vietos gerbėjai priversti palikti nuleistomis galvomis.